Spektaklis Sapnuose prie bedugnės turbūt yra Sapnus prie bedugnės. Tai čia gal yra tokia metafora viena spektaklėje, tai yra būtent tas sapnuose kritimas ir kai paaugliai krenta sapnuose, yra moksliškai įrodyta, kad tada auga jų kaulai. Tai vat, man atrodo, kad tai yra tas kritimas sapnuose ir kažkokie pasąmoninės kelionės, kurios spektakliai atsiskleidžia ir tarsi per kaip kompiuterinį žaidimą. Tai vat, būtent tas augimas, žaidimas per augimą, tada tas kritimas ir gal toksai klausimas, ar nėra taip, kad kai krenti, tai ir augi. Iš tiesų labai prijaučiu paauglių kultūrai ir man labai patinka ir šiuolaikinė muzika, kuri galbūt turi tą tokį target audience, yra paaugliai. Tai man ta estetika visa, man jinai atrodo labai šviežia, pati mintis, išraiškos formos mane jos domina, tai tiesiog tarsi tas spektaklis jisai taip natūraliai pasibeldė į duris, ta idėja, kad vis dėlto būtų smagu užmėgsti dialogą su paaugliais ir tikrai žinau, kad tokių spektaklių trūksta ir jie yra ir gal sunkiau lankomi, tai vat, būtent buvo įdomu išsikelti savo iššūkį iš tiesų ir užmėgsti pokalbį su paaugliu arba su paaugliu ir savyje to pačiu. O, iš tiesų tai gal ir norėčiau. Man būtų įdomu, kokie iššūkiai toj bedugniai mane pasitiktų. Ir manau, kad šitas kompiuterinis žaidimas yra taip sukonstruotas, kad kiekvienas žmogus jame paaugtų. Tai nepraleisčiau tikrai progos. Tai jaučiuosi privilegijuotai. Jaučiuosi iš tiesų šiame teatre gerbiama, kažkaip labai yra gražus santykis tarp visų teatro žmonių, nuo pastatyminės dalies iki jau tos offstage dalies, kuri kūrė spektaklio, kaip pasakyti, visą reklamą ar video ar taip toliau. Tai yra labai gražus santykis ir netgi kažkaip vis turiu tą tokį jausmą, man labai patinka vakarais, kai jau pasibaigė repeticija apie 8 valandą vaikščioti teatre ir dar būna šviesos dažnai įjungtos ir kažkaip žiūrėti į miestą pro tos didelius langus ir galvoju, kiek žmonių prieš mane taip darė ir ateina toks iš tiesų garbės jausmas, privilegijos, kad aš galiu čia būti ir kažkaip norisi ir atiduoti duoklę teatrui. Iš pradžių gal toks pirma idėja, kuri šovė į galvą, tai yra tai, kad šitas spektaklis, aš manau, kad jisai bus žiūroviškas. Ir vien dėl to, kad jame bus labai gražios muzikos. Ir aš manau, kad iš tiesų ne tik paaugliai, bet ir vyresni, aš taip gal netraktuoju kažkokio kanono, kurdama, kad dabar kuriu paauglį. Nes aš nelabai žinau, ką tai reiškia. Aš tiesiog kažkaip bandau megzti dialogą, kaip aš jį suprantu. Ir aš manau, kad šitas spektaklis kažkaip, jisai surezonuos ir suaugusiam, ir jisai turi tokią žaismingą formą, kuri, manau, kad nesunkiai žiūrėsis, bet kartu ir duos tokio peno gal nueiti kažkokius pasąmonės klodus žiūrint. Tai vat ta muzika, ta žaismė, kuri atsiskleis, jinai tikrai yra, manau, patraukli žiūrovui. Aš manau, kad yra vienas toks lygis, kurį aš netgi galiu gal kažkiek kaip čia išspoilinti žiūrovams, tai yra Everestas. Ir ten taip labai įdomiai mes, kaip ir Evereste, yra lipimas į viršų. Ir kažkoks vis tiek tas, nors Everestas yra, sakykime, žemės paviršiai, bet tai yra aukščiausias žemės taškas. Ir jį daug kas nori kopti, bet to pačiu ten toksai yra labai gražus sulyginimas su ėjimu į bedugnę, kad kiek eini į viršų, tiek eini ir žemyn. Tai man kažkaip tas Everestas, į kurį kopiu, pati dažnai atrodo, kad aš nesuprantu, ar aš kopiu į viršų, ar aš kopiu vis dėlto į bedugnę. Ir man atrodo, kūryboje labai dažnai pasimato, ypatingai kai susiduri su kažkokia jau duobe kūrybinė, o galbūt iš tos duobės kaip tik ir būna tas gražiausias rezultatas. Tai vat tokia ta viena scena, kuri tikrai bedugnė, aš galbūt norėčiau ją pereiti.